Žmogus lendantis į tokią kompaniją dėl dividendų, nes jisai mato, kad jinai dabar moka 17%, jisai pats save įstumia į trigubus dividendinius spąstus. Labai jau gobšus tokie studentai gaunasi mano analogija. Iš investuotojo pusės ši istorija visa labai tampa panašiai pavojinga užburtą ratą. Kai aš matau tokią tragišką dividendų mokėjimo istoriją, tai yra pats pirmas filtras, dėl kurio aš iškart tokią kompaniją nurašau kaip dividendinius spąstus. Ir toliau aš net nešvaistau savo laiko, nesvarbu, kiek procentų dividendų jie ten žada mokėti nuo starto. Tai yra dividendiniai spąstai, akivaizdžiai. Sveiki visi! Kas domitės dividendinių investavimu, turbūt ne kartą jau girdėjote apie tokį dalyką kaip dividendiniai spąstai. Dauguma investuotojų supranta, ką tai reiškia iš žodžių junginio – dividendiniai spąstai, bet kaip tai atrodo realybėje ir kaip nepatekti į tokius spąstus, mažai kas iki galo susigaudo. Juk nėra nieko blogiau nei situacija, kai nuperki savo dividendinės kompanijos akcijų, trini rankas, kad tau kapsės milžiniško procento dividendai, o po kelių ketvirčių gauni naujienas, kad kompanija mažina savo dividendus. Pagalvojau, vietoj dar vieno teorinio epizodo paimkim tiesiog ir paanalizuokim konkrečią kompaniją. Kompanija vadinasi Armor Residential, čia yra nekilnojamo turto fondas, tikeris ARR. Jeigu pirmą kartą girdite apie šią kompaniją, neskubėkite atsijungti. Suprantu, kad kompanija gal mažai kam girdėta ir netokia hypinė kaip Nvidia arba Microsoftas, bet šiandien kalbėsim apie dividendinių spąstų anatomiją. Todėl žiūrėkite šį epizodą iki galo ir jūs pamatysite pavyzdį, kaip investuotojas nupirkęs tokios kompanijos akcijų, laikui bėgant patenka vis į didesnę bėdą, kurią aš šiuo atveju pavadinsiu trigubi dividendiniai spąstai. Taigi įkvepiam, susikoncentruojam ir po trumpo intro pradedam. Prieš pradedant keli organizaciniai momentai. Visų pirma, šiame epizode nepamatysite nei tiesioginės, nei paslėptos brokerių reklamos. Atskirų brokerių piršimas investavimo naujokams mainais už komisiją, mano nuomonė, tai yra nelabai garbingas užsiėmimas. Tad galite atsipalaiduoti, pasidaryti savo kavos arba arbatos ir mėgauti šiuo epizodu, brokerių reklamos čia nebus. Sekantis momentas. Labai svarbu, kadangi aptarinėsim vieną konkrečią kompaniją, tai turiu pranešti ir akcentuoti, kad šio epizodo metu išsakytas mintis negalima traktuoti kaip patarimą pirkti arba parduoti minėtos kompanijos akcijas. Priimant sprendimą investuoti ar ne savo pinigus į atskirą investicinį instrumentą, turite vadovauti savo dividendų investavimo veiksmų algoritmus ir elgtis pagal tai, ką diktuoja jums būtent jūsų veiksmų algoritmas. Kitaip galite atsidurti situacijoje, kaip štai matot šiame paveiksle. Anksčiau tai buvo nes viena bobutė pasakė, o dabar nes vienas youtuberis pasakė. Tai yra, jungiam visada savo galvą ir prieš priimant kažkokias tai rekomendacijas visada naudokit savo veiksmų algoritmus. Toliau, kadangi šis epizodas gavosi truputėlį ilgesnis, nei maniau, ir kad jums būtų lengviau gaudytis, padalinau šį epizodą į 3 dalis. Ir štai nedidelis turinukas. Tai pirma, aptarsim kelis paprastus dividendų politikos rodiklius, kurie labai greitai leis jums orientuotis nebūtinai su šią kompaniją, bet tikrinant bet kokios kompanijos dividendų politiką. Aš tos rodiklius pats visada naudoju. Antra, aptarsim tokį rodiklį pavadinimu Shares Outstanding. Pasižiūrėsim, kaip šio rodiklio tendencijų stebėjimas gali stipriai padėti nepatekti į dividendinius spąstus. Ir trečia, aptarsim, kokią įtaką dividendų investuotojų grąžai padaro reverse splitai. Taigi štai toks turinukas. Jeigu matot, kad negalit savo dabar leisti skirti laiko visam epizodui, tai tikiuosi, kad šis turinukas padės jums peržiūrėti epizodą per kelis prisėdimus. Tikrai nepasigalėsit peržiūrėjęs iki galo. Taigi, Armor Residential nekilnojamo turto fondas, tikeris ARR, iš pirmo žvilgsnio labai skaniai atrodanti kompanija dividendiniam investuotojui. Tai yra nekilnojamo turto fondas visų pirma, kompanija dirba su nekilnojamu turtu akivaizdu, o kasgi blogo gali atsitikti su nekilnojamu turtu, teisingai? Beje, svarbu čia pabrėžti, kad tai yra taip vadinamas mortgage rytas. Tai yra atskira nekilnojamo turto fondų grupė, su kuria reikia elgtis ypač atsargiai. Toliau, dividendus moka kas mėnesį. Štai, kas nežinot, kaip greitai patikrinti, aš naudoju Seeking Alpha, nueinam Seeking Alpha, ARR, dividendai, surandam dividendų istoriją ir pasižiūrim. O štai matom, tai pas juos kas mėnesį vis kapsi po kažkiek tai dividendų. Toliau, dividendų pajamingumas netgi 17%. Štai matom, labai greitai moka $2,88 už akciją per metus, 17,2 netgi. Ir naujokas iškart sako, wow, pinigų mašina, ne? Naujokas žiūri į tokią kompaniją kaip į kažkokį tai atrastą lobį ir galvoja, kasgi čia tokio gali blogo atsitikti, taigi čia nekilnojamo turto fondas. Beje, kai aš pradėjau savo dividendų investavimo kelią, savo pirmą
kompaniją į savo dividendinį portfelį aš pasirinkau būtent remiantis štai tokią logiką. Tada tai buvo NRZ kompanija, kuri vėliau buvo pervadinta į Rhythm, tai yra irgi buvo Mortgage rytas. Jinai tada mokėjo 13% dividendų ir tai buvo vienintelis rodiklis, į kurį tada žiūrėjau. Tai yra 13%, nekilnojamas turtas, valio, kas čia dar gali būti blogo. Įmam į portfelį ir jau po 3 ketvirčių gavau žinutę, dividendai mažinami ir tada jie buvo beveik sustabdyti. Todėl remiantis į asmeninę patirtį visiems dividendinio investavimo naujokams, jeigu nenorit toliau žiūrėti šio epizodo ir ką jūs ištvėrėte tai tik tai iki dabar, tai jei matote kompaniją mokančią iš karto daugiau negu 8% dividendais, nebūtinai tai bus bloga kompanija, bet tai yra pats pirmas signalas, kuris turi priversti jūs susimastyti ir priversti lysti giliai į tos kompanijos dividendų politiką, kad įsitikint, kad tai tikrai nėra dividendiniai spąstai. Na, o jeigu jūs esate tas žmogus, kuris pagalvojat, mažiau negu 8% metinė grąža, kam man iš vis to reikia? Aš štai ten ir ten po 10% ir daugiau surinksiu. Tai iškart noriu pasakyti, čia mes su jumis analizuojam ir kalbam tik apie dividendinę grąžą. Čia nėra įskaičiuota grąža iš kainos augimų. Kainos augimas tai yra toks bonusas arba, pavadinsiu taip, šalutinis poveikis, kurį gauna bet kuris dividendinis investuotojas, jeigu investuodamas sąžiningai daro savo namų darbus. Aš asmeniškai ieškau būtent tų kompanijų, kurios pastoviai augina savo dividendus, pastoviai kartoju, bet taip vadinama dividend growth investing, dividendinis investavimas tampa visiškai beprasmiškas. Turiu savo portfelį kompanijų, kurios moka man po 7, 8 ir viena netgi jau 10% per metus moka, nors kai tą kompaniją savo pirkau ir rinkausi į portfelį, jinai mokėjo tik tai 3,5%. Ir tas dividendinis procentas iš metų į metus auga, o dividendų politika išlieka saugi. Ir jau nekalbu apie kainos augimą, tai yra bonusą, apie kurį ką tik su jumis kalbėjom, kur kai kurios kompanijos siekia netgi plus 200% iš pirkimo pardavimo kainų skirtumo. Bet aš investuoju savo dividendiniam portfelyje ne dėl kainų skirtumo, o būtent dėl augančių dividendų. Ok, truputėlį nuvarėm į šoną. Grįžkim prie mūsų ARR kompanijos. Moka 17,2% ir naujokui kyla natūraliai mintis. Tai ką čia iš vis galvot? Juk 17%, kur dar gausi tokį procentą? Net jeigu aš tik tai metus palaikysiu šios kompanijos akcijas. Skamba taip labai gražiai ir skaniai, ne? Smegenys iškart pradeda skaičiuoti pasyvų pelną, iškart priverčia racionalizuoti kvailą sprendimą, te lieka tiesiog apsipirkt, o ten žiūrėsim, kas bus, ne? Taigi noriu pabrėžti. Dividendinėme investavime, kiek moka dividendų, toks klausimas yra gan paviršutiniškas klausimas ir vienas pavojingiausių klausimų, jeigu vadovautis vien tik tai juo izoliuotai nuo viso kito. Geresnis klausimas būtų ne kiek moka, bet kodėl dividendinis pajamingumas yra toksai didelis. Dividendinis pajamingumas apskaičiuojamas pagal labai paprastą formulę. Tai yra dividendai per metus padalinta iš dabartinės rinkos kainos ir tai konvertuojam į procentus. Tai jeigu mes paimsim mūsų ARR pavyzdį, tai va štai 2,88 per metus moka, o rinkos kaina yra 16,74. Greitai paskaičiuojam ir gausim 17,2 procentų. Į šią formulę pažiūrėjus labai greitai suprasit, kad dividendinis procentas gali augti nebūtinai todėl, kad dividendus kompanija pati augina, bet gali augti ir todėl, kad akcijų kaina krenta. Tai yra, jeigu štai šis rodiklis krenta, tai dividendinis pajamingumas, tai yra procentaliai, jisai augs. Kiek kompanija moka dividendų už akciją per metus? Įprastai kartą per metus kompanijos vadovybė ir nusprendžia. O vat akcijų kaina slenka kasdien. Įsivaizduokim, kad kaina paėmė ir nukrito iki, tarkim, $14 už akciją. Tai va štai čia įrašom 14, labai greitai paskaičiuojam ir štai matom dividendinis pajamingumas yra 20,5%. Tai o juk niekas neatsitiko, daugiau dividendų niekas nemoka, tiesiog akcijų kaina nukrito. Ir tada jau kyla klausimas, o tai kad kaina taip nukrito ir atpigo, čia nuolaida, kurią reikia kuo greičiau gaudyti, ar čia tiesiog pigios niekam nereikalingos akcijos. Taigi pabandom su jumis pasikrapštyti po ARR kompanijos dividendinės politikos vidurius. Pasikartosiu, aš asmeniškai bet kada, kai man į rankas patenka dividendinė kompanija ir aš pamatau, kad jinai moka 17% dividendais nuo starto, aš net nešvaistau savo laiko, aš net nelendu į dividendų politiką, aš tiesiog nurašau tokią kompaniją iškart. Bet šiuo atveju mūsų tikslas pasikrapštyti po kompanijos vidurius ir suprasti dividendinių spąstų anatomiją. Tad mes su jumis nueikim pasižiūrėti į dividendų istoriją. Taigi grįžkim dar kartą prie Seeking Alphos, pasižiūrim. Štai mes jau kalbėjom, kompanija moka dividendus kas mėnesį. Aš iškart savo įsijungiu maksimaliai prieinamą istoriją ir mano toksai asmeninis būtinas kriterijus,
kompanija turi per kelias paskutinės krizės, tai yra bent 10 metų iš eilės, o man asmeniškai idealiai, kad tai būtų nuo pat 2008 metų krizės, tai yra kažkada, tai čia mes dabar jau beveik 18 metų, kad kompanija pastoviai mokėtų dividendus ir juos iš metų į metus keltų. Čia vat man kaip dividendiniam investuotojui tai yra kriterijus numeris 1, kurį aš žiūriu. Jūs dabar matote ekranuose, kokie čia pas juos yra visiška tragedija. Kaip matot, jie ne tai, kad nekelia dividendų, jie juos pastoviai mažina. O jeigu jūs dar pasikrapštysit po istoriją, tai va štai čia vat surasit, matot, kaip tokia, kaip išmušta dantis. Tai kažkada tai 20 metais jie netgi mėnesį arba 2 praleido. Štai matot, 20 metai, tai čia viso tik tai 10 mokėjimų. Gaunasi, kad vat jie balandį ir gegužę dividendų nemokėjo iš vis. Tai dabar nežinau kaip jums, bet jeigu kompanija 15 metų iš eilės pastoviai mažina dividendus ir juos kartais net nesumoka, tai kas turėtų pasikeisti ateityje su tos kompanijos dividendų politika? Jeigu jie įprato laikytis tokios vat politikos, pastoviai mažinti dividendus. Kokio čia stebuklo dar galima laukti, juk akivaizdu, kad tai yra dividendiniai spąstai. Bet aš suprantu, kai žmogus mato prieš akis tik tai 17% ir daugiau jisai nieko nenori matyti, tai vat jisai įklimpa į dividendinius spąstus. Ir čia yra signalas numeris 1. Sekantis rodiklis dividendų politikai, kurį aš iškart pasitikrinu, tai yra nueinu, kaip aš jau pasakojau, skaitau, kad dividendinis investavimas be dividendų augimo yra beprasmiškas. Todėl aš nueinu iškart pasižiūrėti, kaip greitai kompanija augina savo dividendus. Ir štai čia jūs tiesiog nueinam, Seeking Alpha vėl leidžia labai paprastai, dividend growth toks skirelis yra, nueinam ir pasižiūrim 10 metų vidurkis, 5 metų vidurkis ir 3 metų vidurkis. Tai jūs matot, kaip kompanija įprato kabutėse auginti savo dividendus. Čia pastaruoju metu tokia pakankamai populiari frazė, kuri vadinasi neigiamas augimas. Kas normaliai žmonių kalba reiškia kritimas. Tai yra šios kompanijos atveju, tai yra pastovus dividendų mažinimas. Štai jūs matot, vidutiniškai 10 metų bėgyje jie po 16% mažina, o štai paskutinių 3 metų bėgyje tai yra kažkas tai apie 19%. Tai aš, taip, paimkim vidurkiai, sakykim, 18%, kas metus jie mažina savo dividendus. Tiesiog startelkit ir susimastykit. Kasmet kompanija mažina savo dividendus vidutiniškai po maždaug 18%. Ir čia signalas numeris 2 man asmeniškai, kai aš matau tokią tragišką dividendų mokėjimo istoriją, tai yra pats pirmas filtras, dėl kurio aš iškart tokią kompaniją nurašau kaip dividendinius spąstus. Ir toliau aš net nešvaistau savo laiko, nesvarbu, kiek procentų dividendų jie ten žada mokėti nuo starto. Ar tai 17, ar tai 57%, tai yra visiškai nesvarbu. Aš tokią kompaniją savo užskaitau, kad tai yra dividendiniai spąstai, akivaizdžiai. Bet aišku, mes ties to su jumis nesustosim, mes norim su jumis pasikrapštyti po kompanijos vidurius, gal netgi netyčia kas nors iš žiūrovų ir įklimpo šią kompaniją, tai judėkim su jumis toliau. Sekantis dalykas, kur aš noriu su jumis pasikrapštyti, tai yra shares outstanding. Prisimenat, sakiau apie tai, kad ARR yra trigubi spąstai. Tai shares outstanding tai yra toksai antras smūgis. Ir čia aš pasinaudosiu štai tokiu tinklapiu. Šitos duomenys galima surasti bet kuriame tinklapyje, kuris leidžia pažiūrėti kompanijos finansinės ataskaitas. Man tiesiog reikėjo, kad būtų ilgesnė istorija ir kad rodytų taip vizualiai aiškiau. Tai tie, kas pirmą kartą tokį grafiką arba šį rodiklį analizuoja, tai ką jūs čia matot, tai yra kiek kompanija išleidžia naujų akcijų kasmet. Ir kaip matot, ARR nesikuklina, ypač pastaruoju metu, jie pastoviai skiedžia investuotojus. Tiem, kas iki galo nesupranta, kaip tas skėdimas turi neigiamą įtaką, tai aš noriu jums pateikti paprastą analogiją su pica. Įsivaizduokit, kad jūs esate 4 studentai. Susimintat kartu, kad nupirkti vieną pizzą ir paprašot padavėjo, kad jisai sukarpytų tą pizzą į 4 gabalus. Kiekvienas sumokat už savo gabaliuką, tarkim, po 3 eurus. Sėdit savo bendraujat ir laukiat, kol padavėjas atneš jums jūsų pizzą. Padavėjas atneš tik tai sukarpytą kažkodėl tai 6 gabaliukus. Jūs tokie, palauk. Ir kaip mes čia dabar dalinsim tą pizzą? O padavėjas toksai sako, oi atsiprašau, štai jūsų 4 gabaliukai. Ten tie 2 čia ne jums priklausantis gabaliukai. Ir kaip ir nepasiginčysi, su jumis juk sutarta po 3 eurus už gabaliuką, tai štai dabar kiekvienas ir turi savo dalį. Bet tai juk akivaizdu, kad kiekvienas studentas dabar gavo mažesnį gabaliuką, sumokėjogi už didesnius. Labai jau gobšus tokie studentai gaunasi mano analogija, bet dabar grįžkim prie ARR situacijos. Jūs nuperkat akcijų, jūs sumokat už akcijos vienetą, jūs turit savo jau nupirktus vienetus, bet kompanija pastoviai jūs skiedžia. Tai yra sukarpo jūsų pizzą vis į daugiau ir daugiau gabaliukų, o jūsų vienos akcijos vertė darosi vis mažesnė ir mažesnė.
O taip, jeigu mes pasižiūrėsim į grafiką, tai kažkur tai nuo 2021 metų akcijų kiekis padidėjo kažkur nuo 19-20 milijonų iki 136. Tai kalbant mūsų analogijos kalba, žmogus, kuris nusipirko 20 metais ARR akcijų, jo picos gabaliukas sumažėjo 7 kartus per tą laiką. Ir galima būtų pasakyti, nu ir kas, Povilai, nu tegul leidžia tas akcijas, koks man skirtumas, ašgi savo akcijos turiu. Man moka už jas mano dividendus, valio, ašgi dividendis investuotojas, koks skirtumas. Tugi pats sakei, kad akcijų kaina ne visada yra svarbiausias dalykas. Bet to kartais tai gali būti normalus verslo finansavimo būdas. Tai yra nekilnojamo turto fondai, juk dažnai organizuoja savo finansavimą būtent per naujų akcijų leidimą. Juk tame nėra jokio kriminalo, Povilai. Ir aš sutikčiau su jumis, jeigu nebūtų tragedijos dividendų politikoje, kurią mes jau aptarėm su jumis anksčiau šiame video epizode. O kai mes su jumis matom ir dar tragišką dividendų politiką, kai dividendai jau 10-metį pastoviai mažinami, akcijų kaina pastoviai krenta ir dėmesio daromi reverse splitai. Apie reverse splitus mes to jau dar su jumis pasikalbėsim atskirai. Tai čia man jau asmeniškai nelabai panašu į normalų nekilnojamo turto fondo finansavimą, o labiau panašu į ryškiai raudonos spalvos vėliavėlę. Tai yra ne tai, kad vėliavėlė, o visa girlianda tokių raudonų vėliavėlių. Ir man asmeniškai iš investuotojo pusės ši istorija visa labai tampa panašiai pavojinga užburtą ratą. Aš savame suprantama negaliu teikti, kad jie tą daro tyčia, bet pamastom kartu. Kompanija išleidžia naujas akcijas, turim daugiau shares outstanding, akcijų kiekis išsipučia statistikose ir akcijų turėtojai, tai yra investuotojai, skiedžiami. Tai savame suprantama padaro spaudimą kainai, kaina pradeda kristi. Tada kompanija tipo priversta daryti reverse splitus, aišku, pakeliui mažina dividendus ir praeina laikas ir ciklas pradeda kartotis. Ir būtent jau antras reverse splitas ypatingai įtartinai atrodo šiuo atveju, kai mes žiūrim į bendrą tokį paveikslą. Tai atėjo mums su jumis laikas aptarti, kas tai per žvėris yra tas reverse splitas arba reverse splitai. Mes su jumis žiūrėjom jau štai į šį dividendinės istorijos grafiką ir štai matot, yra tokios S raidelės, turbūt jau pastebėjot. Kas labiau pasikaustęs, tai iškart žinot, kad čia kalba būtent apie splitus. Tai yra, kada būtent splitai vyko. Tai yra, kalba eina apie akcijų skaidimą ir galima būtų pasakyti, wow, taigi kompanija dar ir splitus daro. Bet mesgi su jumis ne paviršutiniškai žiūrim, mes su jumis krapštomės po vidurius, ne? Tai pasigilinus, mes matom, kad čia ne splitai, o čia yra reverse splitai. Štai matom, 2015 metais įvyko 1/8 reverse splitas ir 2023 metais 1/5. Dabar tie, kas pirmą kartą sužinojot, kad egzistuoja splitai ir reverse splitai, tai pabandau greitai liaudišką kalbą papasakot, kas tai yra. Visų pirma, splitas, čia kai kompanija nusprendžia padalinti savo akcijas. Tai įsivaizduokit, kad jūs turit vieną akciją, kompanija paskelbė, kad jinai dalina akcijas į 4, tai yra už vieną akciją jūs gausit 4 akcijas savo portfelį. Tai dabar reverse splitas vyksta atvirkščiai. Tai yra mūsų atveju, jeigu kompanija paskelbė, kad padaro 1/5, tai reiškia, kad 5 akcijos sujungiamos į vieną. Čia reverse splito esmė. Tai paskaičiuokim labai paprastai kaip pavyzdį, ne? Įsivaizduokit, 2023 metais investuotojas toksai hipotetinis nusipirko 400 akcijų šios kompanijos. Kompanija padaro reverse splitą 1/5, mes atitinkamai padalinam 400 iš 5 ir investuotojas atidaro savo sąskaitą ir mato, kad ten jau liko 80 akcijų. Tai yra, jeigu žmogus visiškai nestebi kompanijos naujienų, vieną dieną jisai atidaro savo brokerio sąskaitą ir galvoja, palauk, o tai kur dingo mano 320 akcijų? Juk aš turėjau 400. Teorija, savame suprantama, jums pasakys, neišsigandam, mūsų šis toksai hipotetinis investuotojas turėjo 400 akcijų ir jam mokėjo, tarkim, $0,1 dividendais už vieną akciją. Tai yra, jisai viso gavo $40 dividendais. Įvyksta reverse splitas, mūsų minėtas 1/5. Atitinkamai, jisai nors ir turi 80 akcijų, bet jam jau moka ne $0,1 už akciją dividendais, bet moka, tai yra daugina iš 5, mokės $0,5 už akcijų. Tai padauginus iš 80 akcijų, kurias jisai dabar turi vietoj 400, jisai gaus tuos pačius $40 dividendais. Tai kaip matot, reverse splitas pats savaime teoriškai tą dieną jokios kaip ir žalos vertėjai nepadaro. Ne? Tai yra pakankamai sąžiningas procesas, žmogus kaip gaudavo $40, taip toliau ir gauna. Akcijų kaina tą dieną irgi padauginama iš 5, tai žmogus ir turi ir tą pačią vertę pinigais savo portfelį ir turi tuos pačius dividendus.
Bet yra keli bet, kaip visada, ne, tie bet vis trukdo. Tam, kad iki galo suprast, kas iš tikrųjų vyksta būtent šios kompanijos atžvilgiu su tais reverse splitais, keli momentai, kuriuos reikia suvokti. Tai pirmas momentas. Jis yra toksai labiau techninis. Įsivaizduokit, kad mūsų hipotetinis investuotojas turėjo ne 400 akcijų, bet turėjo 407 akcijas, ne? Tai jeigu mes padalinam iš 5, mes turim 50,88 akcijas turi gauti investuotojas. Ir įprastai, tai yra dažniausiai, arba beveik visada, kiek kartų aš girdėjau ir savo patirtį mačiau, gražinamos tik tai pilnos akcijos. Tai yra žmogus gaus į savo portfelį 50 akcijų, o likutis tos 0,88 dalis akcijos jisai gaus pinigais. Taigi faktiškai, aišku, čia nedaug, bet faktiškai jūs privertė parduoti tą dalį akcijų blogiausioje vietoje, kai kaina yra pigiausia prieš pat reverse splitą. Antras momentas tai yra reverse splito nauda. Iš pirmo žvilgsnio atrodo labai gerai, ne? Akcijų rinkoje buvo labai daug prištampuota, kompanija padaro reverse splitą, akcija sujungia, akcijų rinkoje pasidaro mažiau, akcijų vertė tipo iškart pasidaro didesnė, teisingai? O vat ir ne. Iš tikrųjų įvyksta tas trečias smūgis iš mūsų trigubų dividendinių spąstų, kuris tuo pačiu ir labai stipriai pagadina ir pačios kompanijos reputaciją. Įprastai, bent jau mano patirtis tokia, kompanijos imasi reverse splito kaip paskutinio šiaudo, bandant bent kaip nors sulėtinti akcijų kainos kritimą. Tai paskaičiuokim su jumis. 2015 metais įvyko 1/8 reverse splitas. 2023 įvyko 1/5. Visa tai reiškia, kad viena dabartinė šiandienos akcija verta 40 senų akcijų prieš pat pirmą reverse splitą 2015 metais. Labai paprasta, ne? 8 dauginam iš 5, turim 40. Na, o toliau nereikia aukštos matematikos, kad greitai paskaičiuot viso to dalyko naudą, ne? Tai yra šiandienos kompanijos akcija yra 16,74, dalinam iš 40 ir turim ką? $0,42 už akciją. Tai vat tokia vertė būtų, jeigu nebūtų šitų dviejų reverse splitų 15 ir 23 metais. Taptelkit ir susimastykit. Aišku, kiltų klausimas, o tai kam kompanijos taip daro? Tai, techninis paprastas labai momentas, kurį mažai kas prisimena, nebent tik tai kaip priverstas tai prisiminti. Tai yra Nasdaq ir kitose biržose įprastai galioja taisyklė. Jei kompanijos akcijų kaina prekiaujasi mažiau negu $1 ir tai vyksta 30 ir daugiau darbo dienų iš eilės, tai kompanijai tada duodamas laikas, man atrodo kažkas iki 3 mėnesių, susitvarkyti savo reikaliukus, kitaip jų akcijos bus tiesiog delistinguotos iš tos biržos. O kai jūsų akcijos delistinguotos nuo biržos, tai jų niekas ir negali normaliomis sąlygomis parduoti. Gaunasi, rinkoje atsiranda krūvo žmonių su akcijomis, kurios ne tai, kad niekam nereikalingos, jų tiesiog neįmanoma normaliai parduoti. Prisimenat, mes su jumis bandom pasikrapštyti po ARR kompanijos vidurius, ne? Tai pabandom pasikrapštyti po kiekvieną iš šitų reverse splitų. Štai ekranuose matot oficialų sec.gov pranešimą apie reverse splitą, kuris vyko 2015 metais. Ir štai pats pranešimas sako, kad štai matot last night closing price of $2,87. Tai yra prieš pat reverse splitą, dieną prieš, akcijų kaina buvo $2,87. Šiuo atveju jie nelaukia, kol akcijų kaina nukris mažiau negu $1 ir nusprendė padaryti, kaip mes prisimenam, 1/8 reverse splitą. Tai yra kaina dirbtinai pakelta nuo $2,87 iki $22,96. Aišku, jeigu jūs nueisit į grafiką, jūs čia nepamatysit štai tokių svyravimų, kad būtų maždaug štai taip juda kaina, ne, ir 15 metais kažkaip tai vėl nuo viršaus. Tiesiog įprastai tinklapiai, kurie rodo grafikus, jie tiesiog adjustina kainą, tai yra visa istorija pastumia į viršų kartu su tuo reverse splitu. Kaip mes kalbėjom, antras reverse splitas įvyko 2023 metais, tai yra už 5 akcijas žmogus gavo 1. Štai jūs irgi matot oficialų pranešimą savo ekranuose, aš nuorodas paliksiu šio video aprašyme, bet šį kartą štai šiame pranešime jau kompanija oficialiai neakcentuoja, kiek kainavo akcijos diena prieš reverse splitą, bet mes jau ir be jų mokam paskaičiuoti. Pirma diena po splito
kainą grafikę jūs surasit $21,25 už akciją, jūs galite patys nueit patikrinti istoriją, 2023 metus atskrolint jau nebe taip sunku bus. Tai vat, dalinam visą šį grožį iš 5 ir mes su jumis gausim $4,25 už akciją kainą, kuri buvo prieš va štai šį antrą reverse splitą. Ir čia tokia mažytė lyrinė pauzė. Staptelkite ir susimastykite. Po pirmo reverse splito kaina buvo beveik $23, artėjant prie antro reverse splito jau kaina buvo $4,25. Tai jeigu jūs čia greitai paskaičiuosit, jūs čia gausit kažkas apie 81, man atrodo, 5% kritimą per tuos 8 metus. Tai kaip jums tokia investicija, ne? Ir aišku, čia galima būtų pasakyti, nu tai Povilai, nu ir kas, taigi mes esam dividendiniai investuotojai, tai jie mokėjo po maždaug 17% nuo 2015 metų iki 2023, vat po tiek, po 17% mokėjo dividendais, tai 8 metai po 17%, ne? Juk mūsų dividendinis investuotojas būtent į tokius spastus patenka. Tai vat per 8 metus 136% buvo surinkti, nu ir kas, kad čia yra minus 80% dabar kainoje, vis tiek žiūrėk, koks pliusas yra. Tai šioje vietoje aš kviečiu tiesiog sugrįžti prie mūsų hipotetinių investuotojų, kuris kažkada tai 2015 metais prieš pirmą reverse splitą nusipirko 400 akcijų ir paskaičiuokim, ką jisai realiai turi. Tai prieš 2015 metų reverse splitą 400 akcijų jisai nusipirko, tarkim, po 2,87 ir jisai tada sumokėjo, jeigu jūs padauginsit, gausis $1,148. Nėra tragedija, ne, nėra čia milžiniškų pinigų, ne, galima pabandyti parizikuoti. Tai vat, valio, įvyko pirmas reverse splitas, 400 padaugino iš 8, jeigu prisimena, ten pas mus 1 už 8. Tai čia investuotojas jau po reverse splito turi 50 akcijų, 2,87 tą pačią naktį reverse splito metu buvo padauginta iš 8, tai 50 akcijų jau jisai turi po 22,96. Ne? Tai vėlgi, jeigu padauginsit, gausit tuos pačius $1,108. Tai kad kaip ir niekas nepasikeitė. Ne? Tai ir dividendus, ir vertė, viskas išliko tas pats. Pasikeitė tik tai akcijų kiekis. Tai yra vietoj 400, jisai dabar po 1 už 8 turi 50 akcijų savo portfelį. Jis nepergyvena, juk vertė ta pati, divai tie patys, viskas valio, viskas sąžininga, ne? Gauna savo laimingai dividendų, štai nuo 15 metų grįžkim prie mūsų akcijų kiekio rinkoje grafikėlio ir matom štai kompanija kažkur tai 20 metais pradeda agresyviai išleidinėti naujas akcijas rinką. O kodėlgi ne? Padidinkim smarkiai akcijų kiekį rinkoje, kad vėliau 23 metais galima būtų dar vieną reverse splitą padaryti. Jau 1 už 5. Ateina 23, dar vienas reverse splitas 1 už 5 jau šį kartą atsitinka ir mes skaičiuojam. Buvo 50 akcijų, dalinam iš 5, lieka 10 akcijų. Vėlgi, divai padauginami vėl iš 5 ir kaip mes jau aptarėm, teoriškai dividendų prasme niekas nepasikeitė, ne bėda. Bet žiūrim, ką turim. Mes dabar turim 10 akcijų po $21,25. Prisimenat, mes su jumis skaičiavom. Tai čia jau vertė yra $212,5. Prisimenat, ne? Mes su jumis skaičiavom 81,5% nukrito kaina nuo pirmo splito iki antro splito. Tai buvo 1,148, dabar yra 212,5, jeigu jūs vėlgi paskaičiuosit, tai gausis 81,5%. Viskas gerai, viskas teisingai su kaina. Tai čia mes tiesiog pasitikrinom dar kartą, kad ir jūs vėl pasakysit, na ir kas Povilai, taigi vis tiek 212 vertė yra tie patys 81% praradimas, o mes 136% gavom per visus tos metus. Ir tai ką tu čia nusišneki, Povilai, ne? Tai greitas atsakymas, aš noriu jūs dar kartą grąžinti prie šio video pradžios, kai mes su jumis aptarinėjom tragišką dividendų politiką šios kompanijos, kai jinai yra įpratus po 20 maždaug, ten mes skaičiavom 18% per metus mažinti savo dividendus. Ir čia nėra jokių 136% dividendais gražos, ne? Reikia eiti atskirai, kiekvienus metus skaičiuoti. Ir čia tam, kad nereikėtų sudėtingai skaičiuoti ir tam, kad dividendiniam investuotojui nereikėtų pastoviai savo laužyti galvą, yra dividendiniam investuotojui labai svarbus rodiklis pavadinimu yield on cost. Tai yra dividendinė grąža iš savikainos.
Tai yra, prisimenat, mes su jumis video pradžioj skaičiavom, kad dividendinė grąža skaičiuojama dividendai per metus dalinta iš rinkos kainos ir dauginta iš 100. Tai kai dividendinis investuotojas skaičiuoja savo grąžą iš savikainos, tai yra savo yield on cost, tai va štai šioj vietoj dividendinis investuotojas turi įrašyti savo kainą. Ir čia mes galim labai greitai statyti visus mūsų skaičiukus, ne? Tai $2,88 moka kompanija dividendais už metus. Po visų reverse splitų mūsų dividendinis investuotojas turi tik tai 10 akcijų, jeigu prisimenat, buvo padalinta kelis kartus. Už tas 10 akcijų jisai sumokėjo kažkada 2015 metais $1108. Gavosi vertė už vieną akciją $114,8. Tai štai mes turim mūsų dividendinio investuotojo savikainą. Tai yra $114,8. Labai greitai paskaičiuojam, padauginam, padalinam ir jūs gausit 2,509%. Štai kiek toks dividendinis investuotojas dabar gauna. Visi žiūri į Finvizą, į skirtingus puslapius ir mato, wow, 17% per metus. O iš tikrųjų, štai šio dividendinio investuotojo grąža yra 2,5% per metus. Ir jei dabar tą supratęs, jis supykęs parduos savo akcijas, žinot kaip būna, supanikuoja ir parduoda. Jis gaus rinkoje ne $1150 maždaug, bet jisai gaus dabar rinkoje $165 už savo akcijas. Tai yra gaus su 8,5% mažiau iš savo investicijos. Ir vat jeigu jūs dabar, suprasdami dividendinio investuotojo savikainą, tai yra yield on cost, ir prabėgsit per istorinius metus, kiek kiekvienais metais kompanija mokėjo dividendų už akciją per metus, pinigais, o ne procentais. Pastoviai mažindama savo dividendus, nes taip jie įprato savo dividendų politikui daryti. Ir jeigu jūs paskaičiuosit visą savo yield on cost, tai ten 136% dividendų grąža net nekvepia per tuos metus. Ir vėlgi galima būtų sakyti, tai Povila, tai periodiškai investuok savo toliau, dabar žiūrėk kaip atpigo, gerink savo užsipirkimo vidurkį, pirk už tokią labai milžiniškai atpigusią kainą su tokia žiauriai didelė nuolaida, ko tu čia skundies. Bet nepamirštam dar kartą, kviečiu galbūt netgi iš naujo pasižiūrėti šį video epizodą, ką mes su jumis ką tik aptarėm. Mes su jumis aptarėm trigubą kirvį. Tai yra dar kartą noriu priminti užburtą ratą, kurį mes su jumis paskaičiavom. Tai yra kompanija prištampuoja naujų akcijų, surenka pinigus išleidus tas akcijas į rinką, praskiedžia visus, kas turėjo tų akcijų, taip nuvarant akcijų kainą į dugną, pakeliui sumažina dividendus ir tada aktyvuoja reverse splitą. Sujungia tas žiauriai nupigusias akcijas ir atseit pakelia akcijos vertę. O toliau ramiai savo iš oro toliau štampuoja naujas akcijas. Štai pasižiūrim, kas nuo 2023 vyksta per paskutinius 4-25 metus. Taigi vėl štampuoja naujas akcijas, vėl mažina divus, vėl daro reverse splitus ir taip ratu. Kaip jums atrodo, jeigu kompanija jau 2 kartus prasuka tokį ratuką ir žiūrint į tai, kaip jie aktyviai toliau leidžia naujas akcijas, ar galima tikėtis, kad jie pakartos tokį fintą? Ir čia dabar visiškai nesvarbu, ar jie tai daro tyčia, ar jie tai daryti yra priversti. Žmogus lendantis į tokią kompaniją dėl dividendų, nes jisai mato, kad jinai dabar moka 17%, jisai pats save įstumia į trigubus dividendinius spastus. Tai dabar ką iš viso šito paimti? Šis pavyzdys su ARR nereiškia, kad kiekviena aukšto dividendinio pajamingumo kompanija automatiškai yra bloga. Kaip aš sakiau jau anksčiau, turiu savo portfelį kompanijas mokančias po 7, 8 ir viena netgi jau 10% moka nuo mano savikainos ir savo dividendus tos kompanijos pastoviai augina. Tad po kelių metų aš gausiu ir 13, ir 15 ir daugiau procentų ir tai bus visiškai saugios dividendinės politikos kompanija. Bet aš asmeniškai kiekvieną kartą, kai matau kažkokia tai kompanija, kuri nuo starto moka 7, 8 ir daugiau procentų, mane tai priverčia iškart nueiti ir pasikrapštyti po vidurius. Vat kaip štai šis pavyzdys ką tik. Aklai žiūrėti į aukšto pajamingumo divų procentus yra tiesioginis kelias į dividendinius spastus. Ir dabar, jeigu jūs esate dividendinio investavimo naujokas, jūs peržiūrėjote šį epizodą, pasikrapštėt kartu su manim po vidurius ir jūsų tokia pirma reakcija, o tai kaip man visiškam naujokai mokėti taip atpažinti ir kaip man iš šis mokėti analizuoti skirtingas kompanijas, kažkaip atrodo viskas labai žiauriai sudėtingai čia pas tave Povilai. Tai vat, jums aš skubu pasakyti, šis procesas yra visiškai aiškus ir lengvai gyvendinamas pažingsniui, kai žmogus sukuria ir kryptingai taiko savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą. Perfrazuosiu netgi kitaip. Turint savo veiksmų algoritmą, žmogus žingsnis po žingsnio
tiesiog surenka savo informaciją iš viešų šaltinių ir tą informaciją tikslingai pritaiko. O jau pats algoritmas duoda išvadą, kurią reikėtų pasistengti, kad pražiopsotų. Jeigu jūs norit pagalbos, kad padėčiau jums sukurti tokį veiksmų algoritmą, tai kviečiu registruotis į Divai mokymus. Nueinam į divai.lt, užpildam paprastą registracijos formą. Štai sekantis kursas yra nuo rugsėjo 7 dienos, bet jeigu jūs žiūrite šį epizodą kažkada tai vėliau, tai čia bus kažkokia tai kita data. Pildant formą tiesiog vardą, elektroninį laišką, telefonas nėra būtinas ir jums bus atsiųstas laiškas su šiuo metu galiojančiais narystės planais ir jų kainomis. Taigi suraskit mane, susitarsim per 2-3 mėnesius, mes su jumis sukursim tokį veiksmų algoritmą ir jums rinkos jau nebeatrodys taip baisiai ir štai tokią analizę kaip ARR pasikrapštyti po vidurius jūs savarankiškai galėsit labai lengvai. Na, o dabar kreipiuosi į visus tuos, kas iki šiol neatsijungėt. Vat jeigu jūs iki galo žiūrite šį epizodą ir iki šiol neatsijungėt, tai aš kviečiu jūs jungtis prie diskusijos šio video komentaruose. Ar esate kada nors susigundę labai dideliu dividendiniu pajamingumu? Vat aš pasakojau, kad mano pati pirma investicija buvo kompanija su 13%. Ar jūs esate turėję akciją, kuri atrodo kaip tokia dividendinė dovana, bet vėliau paaiškėjo, kad tai buvo spąstai? Pasidalinkit savo patirtim, kviečiu dalintis mintimis komentaruose. Kaip sakiau, jeigu jums pakako kantrybės iki šiol žiūrėt ir jūs neatsijungėt, tai bus tikrai įdomu su jumis padiskutuoti komentaruose. Savaime suprantama, jeigu jūs turite kažkokių tai klausimų man, tai nesikuklinkit, irgi rašykit. Na, o aš tikiuosi, kad šis epizodas atnešė jums naudos ir jeigu atnešė, tai geriausias būdas atsidėkoti man, tai yra tiesiog paspausti like šiam epizodui ir pasidalinti su savo draugais epizodų nuorodą. Na, o jeigu jums iš principo patinka turinys, kurį aš pateikiu šiame kanale, tai YouTube'as labai gerai jūs pažįsta ir žino, koks sekantis video epizodas iš mano kanalo jums tiks labiausiai. Tai va štai ekrane atsirado jums nuoroda į sekantį epizodą, o aš linkiu jums sėkmės ir iki susirašymo komentaruose.